rinkimų metu, mes įsivaizduojam, kad rinkimai turėtų būti lygus. Ir aš taip galvoju, lygiateisiai rinkimai. Bet lygiateisiai rinkimai jau prasideda vien nuo to, kad LRT, oficialus tinklalapis, kuris publikuoja vienų kandidatų nuomonės ir atsisako kategoriškai publikuoti mano nuomonę, nes visos mano nuomonės, tai raštu parašo, prieštarauja demokratijai, Lietuvos pasirinktam kursui ir kam tik nori. Ar jūs gal galite truputėlį plačiau, kas būtent užkliūva tenais nacionaliniam transliuotojui? Nacionalinio LRT.lt vyr redaktorius raštu vyriausiai rinkimų komisijai parašė. Raštu. Ir yra citata, kad pavyzdžiui, Eduardo Vaitkaus siekis, kad priimti užsienio agentų įstatymą, Amerikos pavyzdžių, kur 38 metais Amerika priėmė, šiais metais priėmė nuo vasario 1 Vengrija, tam, kad žinoti masių informavimo priemonės, kurios yra valdomos iš užsienio, kad gali transliuoti nepastebimai tarp eilučių propagandą ir nuteikti žmonės ne tam ritmui, kur norėtų visuomenė. Taigi, užsienio agentų įstatymo priėmimas, LRT nuomonė, prieštarauja Lietuvos konstitucijai, vieno asmens nuomonė, prieštarauja demokratijai, prieštarauja konstitucijai ir užtat tokių nuomonių skelbti negalima. Dar daugiau. Kadangi Lietuvoje daug kartinai mūsų šitą išdavikų valdžia laužė konstituciją. Praėjusią kadenciją laužė. Praėjusią kadenciją 111 Seimo narių vieningai, nei vieno prieš, nei vieno susilaikiusių, sulaužė konstituciją ir konstitucinio teismo išaiškinimą. Problema, kad kai sulaužoma konstitucija, tai žmogus sulaužo ir savo priesaiką, o konstitucija yra Lietuvos žmonių priimtas teisės aktas ir sulaužius konstituciją valdžia tampa nebeteisėta.